Biržų kultūros centras – vieta, kur gyvena kultūros dvasia, kur meno mūzos nepailsdamos kūrena židinį, kurio šilumą junta ne tik Biržų miesto gyventojai, bet ir papiliečiai, vabalninkėnai, kučgaliečiai ir kiti šiaurinio Lietuvos pakraščio žmonės. Pasišildyti prie šio židinio neretai užsuka artimiausi mūsų kaimynai – rokiškėnai, kupiškėnai, pasvaliečiai. Kartkartim galime pasidžiaugti sulaukę svečių iš Panevėžio, Kauno, Vilniaus, kitų šalies miestų. Žmonės čia atskuba ilgėdamiesi kažko tauresnio, šviesesnio, ieškodami peno sielai ir labai džiugu, kai Biržų kultūros centro bendruomeniai pavyksta pasiekti, kad žmogus trumpam užsimirštų, nusimestų kasdienybės rūpesčių naštą, pasisemtų jėgų naujų aukštumų paėmimui, pasijustų pakylėtas, kartais susimąstytų, pagaliau gerai praleistų laiką. Galima pasidžiaugti, kad nuo pat įsikūrimo rūmai nuolat pilni šurmulio. Neretai iki išnaktų čia skamba muzika, dainos, trepsi šokiai, repetuoja mėgėjiško teatro artistai, pokši profesionalūs dekoratoriai, pirmyn ir atgal bėgioja garso ir šviesų operatoriai. Iš viso šiandien rūmuose dirba 27 darbuotojai, veikia 14 mėgėjiško meno kolektyvų, juos lanko per 220 tautinio ir mėgėjų meno puoselėtojų. Eilę metų pačiu gausiausiu buvo meno vadovės Marijos Peikštenienės 1992 metais suburtas senjorų kolektyvas Šaltinis, kuris šiais metais taip pat mini savo veiklos 30-metį. Po šiuo pavadinimu slepiasi net 3 kolektyvai – liaudiškos muzikos kapela, šokėjų grupė ir liaudies dainų atlikėjų ansamblis. Visiems jiems vadovauja Lina Januševičienė. Po centro stogų veikia 3 chorai. Pirmasis – meistriškumu mažai kuo profesionalams nusileidžiantis, ne kartą karūnuotas, tituluotas kamerinis choras Viktorija. Antrasis – subtilusis, romantiškasis moterų choras Agluona. Agluonos 5-mečio paminėjimo renginio metu šio choro vadovavimas patikėtas jaunai, perspektyviai chorvedei Ievai Morkūnaitei. Trečiasis po šių rūmų stogų veikiantis choras ilgesingasis Meilė Lietuvai, jos grožį apdainuojantis tremtinio choras Tremties aidai. Choras subūrė ir nuo 1990 metų jam vadovauja ilgametė kultūros darbuotoja Laima Aukštolienė. Šiuo metu centre repetuoja 2 kolektyvai, puoselėjantys senąją muziką, šokius, tradicijas. Tai 1998 metais veiklą pradėjęs suaugusiųjų folkloro ansamblis Siaudela. Antrasis 2011 įkurtas nuotaikingasis vaikų folkloro ansamblis Bijuta. Abiems šiems ansambliams vadovauja meno vadovė Jūratė Garnelienė. Vis daugiau populiarumo ir ne tik namuose, šalyje, bet ir užsienyje susilaukia originalusis Biržų kultūros centro modernaus folkloro ansamblis Navija. Kolektyvą subūrė ir jam vadovauja Rūta Kudelkienė Misevičė. Ji koordinuoja itin ilgą ir gražią veiklos istoriją turinčios, gilias tradicijas puoselėjančios, daug metų kraštą visoje Lietuvoje ir už jos ribų garsinančios liaudiškos muzikos kapelos Širvėna veiklą. Ant bangos ir jau daugiau nei 30 mečius laikosi pašilusioji jaunimo tautinių šokių grupė Raitytinės. Kolektyvas veikia nuo 1986 metų. Jaunimą ir liaudies šokių, ir istorinių šokių paslapčių su dideliu atsidavimu, meile, išmintimi ir kantrybe moko Danguolė Kalkienė. Danguolė Kalkienė vadovauja 2 kultūros centro mėgėjų kolektyvams. Antrasis ne ką mažiau pašėlęs už jaunuosius bendraminčius. Tai vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Verpetas. Ši grupė gerokai jaunesnė, nes jos branduolį sudaro Raitytinį išaugę šokėjai.
Kultūros centre, bemaž nuo pat jau įkūrimo, veikia pramoginių sportinių šokių studija. Studijai vadovauja Dalia Urbonienė. Studija atvira vaikams, jaunimui ir suaugusiems pramoginių šokių mylėtojams. Nuo 2016 metų centre veikia charizmatiškasis pučiamųjų ansamblis Biržų Blėkvaris. Ansambliui vadovauja prisiekęs pučiamųjų instrumentų mylėtojas ir populiarintojas Pranas Dapšauskas. Pats jauniausias Biržų kultūros centro kolektyvas, tačiau jau spėjęs pakerėti ir pavergti biržiečių ir ne tik širdis, tai Kastyčio Petrylos įsteigta dainuojamosios poezijos studija.